Sveiki visi, aš nefilmuoju video ir šiandien atsakinėsiu į savo draugų iš Facebooko, paklausiau draugų, galite pasakyti, kad, jie man pasakė kelių užduočių, bet kelių klausimų, bet aš, kadangi mano tokia draugė, uždavė tokią misiją, bet aš jas tikrai neįvykdysiu, nes man tiesiog neleidžia tėvai ir net nežinau, kaip galvą įsivalyti dėl to. Tai va, ir jinai sakė man, gal kiaušinį sutraiškyti ant galvos, trenkti taip, bet aš netrenksiu. Tai va šitie visus 6 klausimai, tik 6. Tai aš paklausiu, ant galvo, ką pasakysiu. Čia susirašiau visus savo klausimus. Ir štai. Viskas susirašyti. Jeigu norite, sustabdykite ir perskaitykite, bet aišku, jūs negalėsite, nes neįmatot. Tai va, pradėsim nuo toksai mano draugas, mano klasiokas, kaip berniuks, toksai vardas Reis, ir jis man uždavė 4 klausimus. Tai pirmas klausimas, ar tavo mama gera? Aš nežinau šito klausimo, bet keistas klausimas. Tai mano mama yra gera. Tada tau patinka lėlės. Lėlės? Nelabai, nebent Monster High. Arba Monster High, arba niekas, tik Monster High. Man Barbės nepatinka šiaip, o tik Monster High patinka. Jo, tada nekataip kaip į pašalinius garsus ir į tą vaizdą. Ten, manau. Žodžiu, taip, einam prie 3 klausimų. Tu gerai mokaisi, šiaip aš labai gerai mokausi, nes visada, kai būna kažko ant gal, pavyzdžiui, kai baigiau klasę, dabar jau eisiu į 3 klasę ir baigiau 2 klasę ir aš gavau pažymėjimą. Ir aš visada beveik gaunu pažymėjus ir aš labai daug turiu, bet parodysiu kitame video savo pažymėjimus, o gal ir net nerodysiu. Tai va, ir paskutinis klausimas. Tavo brolis geras? Mano brolis yra negeras. Atsašyti ir turiu. Jo, ir mano brolis žiauriai negeras. Beveik man nepatinka. Šlikštinės, galima sakyti. Ir dabar bus 5-okas. Vaikščias po klasės, dabar jau taip džiaugės, o greitai į mokyklą eisim. Tai va, čia buvo visi klausimai 4 iš mano klasiokų. Ir jie, aš dar kartą pakartosiu. Ir tavo mama gera, tau patinka lėlės, tu gerai mokais, o tavo brolis geras. Tai va, dabar nuo tokios, dabar man atrodo, kad bus 6-okė. Jo, jinai dabar turbūt bus 6-okė. Ir jos vardas yra Gabrielė. Ir jinai uždavė tik vieną klausimą. Kur labiausiai norėtum nuvykti? Norėčiau labiausiai Turkiją, Vokietiją ir Ispaniją. Tada, čia aš nepasirašiau ant galo, kas parašė man šitą užduotį, bet aš galiu pasakyti, nes aš pamenu, kad man tokia, dabar bus 4-okė tokia Viltė. Paklausė manęs ir kokie tau gražiausi žmonės iš FB. O, man pati Viltė graži, kuriuo man šį klausimą uždavė, nes man labai graži. Tada Ugnė Kuniauskaitė. Kas čia dar? Man atrodo, kad bus mano mama, Lina Antlaitytė pasivadinus. Tada nežinau net. Gabrielaitytė, kur man uždavė klausimą, kur labiausiai norėtum nuskaityti. Ir dar mano vaikinas. Tik aš
Nesakysiu, kaip jis pasadinas, nes tiesiog nenoriu. Na. Tai va, ačiū, kad žiūrėjau mano visus 6 klausimus, kuriuos aš pakartosiu. Ar tau patinka, ar tau magera, ar tau patinka lėlės, tu gerai mokaisi, tavo brolis geras, kur labiausiai norėtum nuvykti? Kokam? Jo, tuoj. Ir kokie tau geriausi žmonės. Tai va, ačiū, kad žiūrėjau mano video, like, subscribe ir nepamirškite, kaip norėjau pasakyti, tuoj pat ateina, norėjau pasakyti galų. Rašykite apačioje užduotis man ir visakis nesans. Tikrai, ate.